Rita Urnikytė juos skaitys 3 rugsėjo vakarus. Pepio namelis rožėje. Mažoji Maja pabudo jau prašvitus. Gulėdama po dideliu žaliu lapu, kiek sušalo, tad pirmieji judesiai buvo lėtoki ir nerangus. Bitelė įsikibo į lapo gyslelę ir suvirpino sparnelius, kad juos pramankštintų ir nupurtytų dulkeles. Tada susiglostė geltonus plaukelius ir nusišluostė didelės akis. Atsargiai paropojo kiek tolėliau iki lapo krašto ir apsidairė. Mają apakino ryto saulės puošnumas ir žėrėjimas. Aukštai virš galvos it žalias auksas spindėjo lapoje ten, kur tupėjo pati bitelė, šešėlyje dar buvo vėsu. O, puikusis pasaulis, pagalvojo bitutė. Labai lėtai apmąstė visus praėjusius